Ir norėčiau duoti pasisakyti gerbiamam generolui. Tutkui, prašom, galit? Atsiprašau. Išgelbėkit situaciją, kaip sako. Ačiū. Būtų gal čia geriau jums, va šitoj vietoj. Čia ir tribūna net yra. Tribūna būtent. Ačiū labai tikrai, mes labai džiaugiuosi, kad toks procesas vyksta iš principo Lietuvoje. Kad toks procesas vyksta ir tai yra teigiamas momentas ir matomai, mes alternatyvai seniai esam pasakę, kad jeigu, koks nors politinis judėjimas turi siekį pasiekti 5%, mums su to judėjimu nepakeliui. Nes pagrindinis tikslas yra pokyčiai Lietuvoje, mūsų valstybėje dėl bendro tikslo. O tam, kad pokyčius turėti, tai visada reikia turėti instrumentą, kuriuo tos pokyčius gali pasiekti. Tai tas instrumentas yra vienas Lietuvoje. Valdžia. Tai yra Seimas, tai yra vyriausybė, tai yra prezidentas. Aišku, ir todėl valdžia nėra tikslas, kad visi suprastumėt, bent jau pas mus. Valdžia yra ta priemonė, be kurios tikslas joks nėra pasiekiamas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų asociacijoje yra eilė naujų skyrių susidaręs ir Klaipėda, Jonava labai aktyvus skyrius, Radviliškis, Vilnius, Kaunas, Alytus, vienu žodžiu visų dabar atmintinai, nes netame tikslas pristatinėti alternatyvą Lietuvai. Panevėžy, kaip tik vienas iš tų kaltininkų, Raimondai, pasirodyk, tai ranką pakėlęs, tai kaip tik yra mūsų alternatyvos Lietuvai, skyriaus pirmininkas ir koordinatorius Panevėžy ir jo rajone. Ir jisgi atstovauja mūsų asociaciją bendruose šituose susirinkimuose, nes nei pas mane, nei pas Mindaugą tikrai nėra pakankamai laiko, kad tą daryti. Mūsų pasiekimai, jeigu trumpai, tai mes esam dabar užmezgę pakankamai tamprius ir asmeninius santykius su prezidento Trumpo administracija. Čia pas mus asociacija pakankamai ryškus, kaip turbūt, kas stebėjot, matėt mano straipsnis Amerikoje išėjęs per 5 leidinius, atgarsiai atitinkami buvo, gal ne visiems patiko, kas tas straipsnis parašyta, bet žinau, kad reakcija buvo pakankama, dabar mes dirbam su ta administracijom dalim, tai yra dėl galimybės finansavimo, galimybės bendravimo ir taip toliau. Kas gausis, pažiūrėsim. Asociacija Alternatyva Lietuvai yra steigėjas ir aktyvus dalyvis Europinės asociacijos, antiglobalistinės asociacijos U10 to Europe. Tai yra grįžimas prie Europos, ir tai yra ten kaip tik, tos jėgos yra ir Italijos, ir Vengrijos, ir Vienos, Austrijos, ir Vokietijos, ir kitos, kurios mato Europą kaip tėvynių sąjungą, kaip Europą pagrįstą krikščioniškom vertybėm. Kitaip sakant, musulmonų toj Europoje mes nematom. Tai va, kaip pavyzdžiui, čia nieko neturim prieš visą kitą. Tai mes esam steigėjai, turbūt niekam nepaslaptis, kad buvo bandymas man nuimti uniformą, nesėkmingas. Už ką? Už tai, kad princas Leo Habsburgas pakvietė mane į karališką minėjimą pagerbti princo Ferdinando ir Sofijos kunigaikštienės palaikus ir iškilmingąją karališką vakarienę. Kai kuriems pasirodė, kad tai yra politinis renginys, nors tai be abejonės nėra politinis, o de facto tai yra pavydas, nes iš Lietuvos, iš visų Baltijos valstybių tik aš vienas ir buvau pakviestas. Bet pakviestas ne kaip Valdas Tutkus, kaip asociacijos Alternatyva Lietuvai pirmininkas, kad žinotume. Taip, kad įdirbis yra pakankamai didelis, bet kartu su tuo mes suprantam, kad kelias yra plačiosios koalicijos finale. Todėl aš džiaugiuosi, kad šiandien mes tokiom gal bendrom temom, pasikalbėjom 5 organizacijų vadovai ir partijos, ir kelią, aš manau, mes surasim, jeigu teisingai jo ieškosim. Dabar man pasiūlyta tema buvo karas ir taika. Karas ar taika. Tai jeigu trumpai, tai aš kaip generolas žinau už karą, nes visi, kas dėvi uniformą, tai mums tik tai mes pabundam ryte ir galvojam, kaip čia ką nors nušaut. Bet problema tame, kad tie, kurie kariauna, kartais atsidūrė tokiose vietose, kada šaudo į tave. Tai aš esu iš tų, kuris žino, kaip jaučiasi žmogus, kuris šaudo į save. Ir dar galbūt paminėsiu vienas iš kariuomenės vadų,
per NATO karinio komiteto posėdį, reiškia, labai gerai pasakė žodžius, kurie man labai įstrigo. Tai ne jo žodžiai buvo, aišku, savaime, jis pacitavo, tik tai neįvardino ką, kad didžiausi kovotojai už taiką yra generolai, o ne politikai. Todėl, kad mes geriausiai iš visų suvokiam, kokios karo pasiekmes. Tai aš kada per savo gyvenimą dabar praeinu, kada atsirado laiko pagalvoti, aš kol tarnavau, tai laiko pagalvoti nelabai buvo, atvirai kalbant. Dabar yra. Ir kada pradedu prisiminti draugus, kuriuos cinkose išsiunčiau, kada pradedu prisiminti, kaip atrodo žarnos išverstos arba galvos kiautas, kuriame smegenų nėra. Tai vat viską tą, kaip jautiesi, kada į tave pataiko, tai tada pradedi galvoti, ar tikrai tokie žmonės nori, kad va čia, kur gyvenu aš, kur gyvena mano vaikai, kur gyvena mano anūkai ir mūsų visų vaikai ir anūkai būtų karas. Ir dėja, ta kryptis, kurią Lietuva, reiškia, dabar šiandien užsiėmus, tai mano manimu yra tiesių taikymų. Dabar matyti nėra tikslo analizuoti, ką ten valdžia tą padarė, tas tą pasakė, bet bendra kryptis Lietuvoje ir gaila, kad jinai pakankamai seniai eina, tai yra nepamatuotos rusofobijos kiršinimas. Tai yra, nes, atsiprašau, reiškia, aš šiaip kada sakai, reiškia, kada pasakai, kad jeigu, reiškia, žmogus klauso rusiškos muzikos, tai reikia jį sušaudyti ir vaikus atimti. Ir valdžia ploja rankom, tai yra tragedija. Kada Šaulių sąjungos vadas, pavyzdžiui, reiškia, sako, kad šaulys turi sugebėti nušauti, reiškia, savo pilietį, tai yra net toj tarybiniai kariuomeniai, kurią dabar visi peikia. Aš beje niekada jos nepeikiau. Tai mums kalta buvo nuo pat, kaip tik įstojo į karo mokyklą, tai nuo 17 metų kalė į galvą, kad kariuomenė niekada neturi atsigręžti prie savo žmonės. To, aišku, nebuvo išvengta, reiškia, tai, bet čia kiti klausimai. Bet iš principo kariuomenės rengimasis kautis su savo tauta yra, mano manimu, nusikaltimas. O šiandien mes dėja matom šitas apraiškas. O dabar, kas liečia tai, kas vyksta, reiškia, kas yra, sakysim, aš dažnai dalyvauju pas Giedrę Gorienę laiduose, reiškia, bent jau pirmadienis, beje, kas nežino, tai pirmadienis dalyvauju, Mindaugas Bastys dalyvauja, Vytautas Mikalauskas dalyvauja, beje, šiandien, kodėl iki garo nebūsime su Mindaugu ir su alternatyva, todėl, kad turėsim išvykti šiandien Mindaugo Mikalausko 55 metai scenui, tai yra, žinot, jisai mūsų valdybos narys, senas mano asmenis bičiulis, tai praleisto tokį žingsnį 55 metai. Bet apart to jisai dar yra ir tas žmogus, kuris yra būtent politologas, apžvalgininkas, nes jis to užsiminėja jau virš 30 metų. Ir kada jo paklausai, tai tu matai, tai viską pasverta ir taip toliau. Aš džiaugiuosi kunigą Feliksą matydamas su mumis, nes jeigu mes kalbam apie krikščioniškas vertybės, tai mes turim suprast gerai, kas tos vertybės yra, nes kartais tai visada tas. Tai grįžkim prie karo Ukrainoje. Aš sakau savo nuomonę šitoj ir pasiruošęs už ją atsakyti. Mano manimų teiginys, kad Rusijos federacija po Ukrainos užpuls Baltijos valstybės, Lenkijos ir visą Europą yra neteisingas. Negali būti tokio ir galim čia, bet šiandien nėra paskaita apie priežastis ir taip toliau. Tai yra mūsų žmonių užaštrinimas, parengimas. Tas pats buvo daroma su ta pačia Ukraina eilę metų ir nesėkmė Rusijos federacijos, reiškia, būtent pirmame etape karo buvo, reiškia, nes tai buvo nesėkmė. Tai buvo tame, kaip dabar jau mes sužinojom, kad milijardai, kurie buvo išleisti, dėja nusėdo kišenėse. Ir buvo tikimasi, kad, vienu žodžiu, bet iš principo, ką kita pusė, tas pats Zelenskis, mes jį dabar visi giriam, nežinau tiesa už ką, aš atsimenu jo kalbas, kada jisai sakė, kad jis atneš taiką į Ukrainą. Ir mano klausimas tik tai vienas, ar jis bent kartą pabandė susitikti su Donecko ir Lugansko, kaip jie sako, separatiniam valdžiom, ar jis bandė ieškoti bendrų, ar bandė įvykdyti Minsko susitarimus, beje, nežinau. Galima klausimą, pakelkite ranką, kas skaitė Minsko susitarimus. Net daug mūsų žiūriu, neypatingai. Tai jeigu mes įdėmiai tie, ką skaitėme, nes aš tai mėgstu kalbėti apie tą, ką skaičiau, tai aš labai įdėmiai skaičiau.
Tai susitarimai, mano manimu, buvo labai naudingi pačiai Ukrainai, jos vientisumui išsaugojimui, jos valstybingumui ir kitam. Tai yra mano nuomonė, reiškia. Ir galima buvo išvengto viso karo. Aš tikiu Trumpu, kada jisai sakė, prie manęs karo nebūtų. Būtų, nebūtų, sunku pasakyti. Istorijoje nėra to, kas būtų, jeigu būtų. Bet kada aš pasižiūriu, kokią rolę sulošė Jungtinės Amerikos valstijos, Bideno administracijos, Jungtinė karalystė, kokia Lietuva kaip prisidėjo. Nepykit, aš kartais mūsų rolę palyginu, reiškia, kas matė tokį filmą, Maugli buvo. Tai ten prie Šarchano buvo toks šakalas. Tai man dėja šios dienos mūsų valstybės pozicija labai primena to šakalo. Eina Šarchanas, šiuo atveju Jungtinė karalystė, mano manimu, ir toks, reiškia, mūsų, reiškia, ką ten įkast, reiškia, jau kaip dosiu, reiškia, tiesiai iki Vladivostoko. Tai va, tai pradėkim nuo to, kad šiandien tai yra tragedija Ukrainos žmonėm. Šiaip kas nežino, primenu, mano amžinatilsį žmona ukrainietė. Tai yra, pradžioje ją labai stiprino, kaltino, kad jinai ne lietuvė. Reiškia, kai kurie tie, kurie šiandien prie valdžios, dabar, kada sužinojo, kad pasirodo ukrainietė buvo, tai pasirodė labai patriotiška buvo. Taip, kad mes visada kentėjom. Reiškia, tai aš turiu sentimentų Ukrainos tautai, Ukrainos liaudžiai. Pas mane ten daug yra draugų, su kuriais kraują liejau kartu. Taip, kad be abejonės, reiškia, bet lygiai taip pat aš negaliu niekada pasakyti, kad tegul prasmenga rusai. Tai yra karas, o karas tragedija yra abiem pusėm. Abiem pusėm. Ir jeigu mes realiai pradėtumėm gilintis, aš atsimenu Londone, greičiausiai Habsburgas po to pranešimo mane ir pakvietė, kada aš išdėščiau savo matymą to karo priežasčių, nes tai, kad Rusija užpuolė Ukrainą, kam neaišku, visiems aišku, ir man aišku, kiekvienam aišku. Klausimas, kodėl? Vat aš kartais užduodu tokį durną klausimą, reiškia, jeigu koks nors pedofilas išprievartautų kieno nors mažametę dukrą, o tas jį paskui nužudytų arba kiaušinis nupjautų, ką aš padaryčiau? Tai viskas tvarkoj. Tai vat kartais yra tie vat klausimai, aišku, čia ne visai tas pats, bet priežastys yra labai svarbu suvoktas priežastys. Bet šiandien mes turim tą, ką turim. Šiandien turim tai, kad 1000+ ukrainiečių žūsta į dieną. Mes turim tai, kad kiekvieną dieną 10 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos ir toliau prarandamas. Ir yra dvi vakarų pasaulio pozicijos. Dabar nekalbu Trumpo, ne Trumpo, reiškia, taip toliau, reiškia. Tai viena pozicija, kad reikia ieškoti diplomatinio susitarimo ir stabdyti, kaip nors stabdyti. Dabar nekalbu kaip, bet stabdyti. Stabdyti. Kad žmonės nustotų žūti, reiškia, ir ieškotų kelių. Yra kita pozicija, kuriai dėja mūsų valstybė priklauso, kad dar yra gyvų ukrainiečių, ir reikia kariauti, kol bus pasiekta teisinga taika. Kada aš paklausiu pas žmonės, ką jie supranta po teisinga taika, atsakymą neišgirstu. Todėl, kad jeigu kalbėt apie teisingą taiką, tai turėtumėm kalbėti apie pilną Ukrainos teritorijos išlaisvinimą. Tai būtų teisinga taika. Klausimas, tą pasiekti galima? Ne. Reiškia, teisingos taikos nebus iš principo. Reiškia, taika kare niekada nebūna teisinga. Nes visada yra laimėjusi pusė, yra pralaimėjusi. Yra kompromisas ir visada visos, netgi kapituliacijos, prisiminkime Antrą pasaulinį karą. Nu tai finalė, taigi buvo pasirašyta kapituliacija. Tai yra finalė, viską padaro politikai. Nu kartais kariškiai jos atstovauja, bet paprastai politiniai sprendimai ir paprastai yra sutarima. Bėda tame mūsų yra ir kodėl mūsų asociacija laikosi tos pozicijos ir šitoj vietoje mes esame vieningi. Mes norim būti žemės bamba pasaulio, nes mes norim spręsti, kaip, kokiom sąlygom ta taika Ukrainoje turi būti pasiekta. Mes norim spręsti. Kitaip sakant, jeigu išverčiam į žmogišką kalbą, mes norim padiktuoti Jungtinėm Amerikos valstijom, mes norim padiktuoti Rusijai ir mes norim padiktuoti tai pačiai Ukrainai, kaip jie turi pasiekti taiką, kokios sąlygos, kokios sienos, kokios derybos ir taip toliau. Klausimas labai paprastas. O mes tą savo norą kom nors, apart, reiškia, lojimo, pagrįst galim? Mes kaip nors įtakoti savo norą, kaip nors galim? Atsakymas ne. Todėl
tiek mano, tiek mūsų asociacijos pozicija yra pakankamai vieninga. Šiandien šitam konflikte, interesų konflikte, mūsų valstybė, ir tai vienas iš tikslų, kurį mes ir norėtumėm pasiekti ir matomai pasieksim, turi stovėti pirmoji eilėje klausime, ar mes už tai, kad būtų taika pasiekta, ar mes už tai, kad tęstųsi karas. O jau kokiom sąlygom ta taika, atsiprašau, ne Lietuvai spręst. Taip yra, ne mums spręst. Gal mes labai norėtume, mes galim diplomatiniais keliais kažką pasiūlyti, kažką, bet kada stovi iš tribūnos mūsų valstybės vadovai ir kalba ir aiškina, kaip ten Amerika turi, kodėl, kad Amerika bėgiai nesiunčia, kaip to, Johnso, į karą Ukrainoje, o turėtų pasiūsti. Ir paprastai kalba tie, kurie patys nekariavė ir kariauti neplanuoja. Tai kas liečia tos taikos ir karo, tai matomai, tai šiandien kol kas dėja yra pagrindinis klausimas, kuris yra svarbus. Kaip mes turėtumėm atrodyti. Ir dabar kitas klausimas, ką mes turim daryti, kad karas neateitų čia. Ir aš kada girdžiu, kad man kaip buvusiam kariuomenės vadui kritikuoti, kad kariuomenė gauna 5+ % BVP, kaip ir nepriderėtų iš vienos pusės. Tačiau iš kitos pusės kariuomenės vadas jau yra iš praktikos žinau ir iš bendravimo su kitais, tu jau nebegali būti grinas, kaip sako, soldafonas. Tau turi rūpėti tavo valstybė, tavo valstybės saugumas, tau turi rūpėti tavo vaikai, kad jie gautų mediciną, kad mokytųsi, kad verslas darytų ir taip toliau. Todėl, kada mes žiūrim apie tai, kad tie 5%, tuo labiau aš nesijaučiu, kad mūsų kariuomenė yra pajėgi šiandien įsisavinti normaliai savo, tos 5%. Antras dalykas, ką mes dabar kalbėjom tam pačiam Kapčiamiestį buvo, su žmonėms susitikęs bendravom. Tai manęs kaip generolo būtent, taip ir neįtikino, kodėl Lietuvai apskritai reikalingas dar vienas poligonas. Aš to, galbūt mano žinios yra per silpnos, nežinau, bet mano ekspertizė rodo, kad Lietuvos kariuomeniai, net įskaitant, kad kada nors galbūt sapne mes turėsim diviziją, kuo aš labai abejoju, arba yra kitas klausimas, gal aš ir dabartinė vadovybė skirtingai suprantam, kas yra ta divizija, nes aš nelabai matau, galimybę padaryti diviziją, tą, kas suprantama, labiau nepykėčiau grinai karinis terminas, mes kursim sunkiąją diviziją. O kas tarnavė, žinot, kas yra sunkioji divizija? Aš, pavyzdžiui, beveik 40 metų pratarnavimas nežinau, kas yra sunkioji. Žinau, kad būna lengvųjų pėstininkų divizija, pėstininkų, motorizuotų pėstininkų, mechanizuotų pėstininkų, tankų divizija, artilerijos divizija. Tai aš tą žinau. O kas yra sunkioji divizija, o kokia yra vidutinė divizija, tai gal nauji, tai man neaišku. Bet netgi jeigu matant, apie tai, apie kokią diviziją kalba, įstatymas 23 metų, tai ir tai divizijai poligonų šiai dienai užtenka. Nebent, jeigu yra padarytos labai rimtos politinės klaidos ir tie poligonai kažkam tai už kažką tai atiduoti. Tada yra kitos kalbos. Ir galų gale, jeigu kalbant apie poligoną, tai Kapčiamiestis tikrai yra ne ta vieta. Argumentai, kurie pateikimi, yra absoliučiai bredovi, jeigu taip jau nelietuviškai išsireiškia. Tai tokia yra situacija. Tai kartu su to mūsų asociacija puikiai supranta, kad mes vieni neateisim ir nepasieksim. Todėl tai, kas vyksta ne pirmą kartą, čia, tai, kad vadovai, nes nepykit, susitarimai vyksta, aš labai gerbiu visus čia susirinkusius, bet susitarimai vyksta tarp vadovų. Lygiai taip pat, kaip tiesa vadovai turi tam turėti įgaliojimus ir jie turi pristatinėti savo, pavyzdžiui, mūsų asociacijai viskas aišku, ko mes stiprus. Jeigu mane, pavyzdžiui, dėl kažkokių priežasčių tektų patraukti, tai mūsų asociacija nenukentėtų visai. Nes pas mus valdybo yra ir Mindaugas Bastys, yra ir Ričardas Burda, yra Erikas Pavlovičius, yra ir Mikalauskas, yra eilė kitų, yra Algirdas Bilevičius. Yra eilė žmonių, kurie pakeis vadovą, o taip, ne problema. Nes jeigu mes kuriam vieno žmogaus judėjimą, tai skaitykit, mes nekuriam nieko. O pas mus mes tokių judėjimų esam matę ir šiandien matom. Taip, kad pirmas tikslas, čia jau matomai minėjau, dabar nesimenu čia ar ten, politinis judėjimas, kuris bijo 7%, yra niekam neįdomus.
Tai yra, mes turim galvoti apie plačią koaliciją, ką jau darė taikos koalicija, galbūt nelabai sėkmingai pasisekė, bet darė ir tai yra teigiamas pavyzdys. Reiškia, mes turim galvoti apie bendras. Žiūrėkit, dabar pastaruoju metu, reiškia, kaip svastika tapo nepriimtinas, tai žodis vertybė darosi nelabai priimtina, reiškia, nes vertybė, tai mes nesuprantam, kas yra, ar čia galbūt kryptis valstybės, reiškia, teisingai pasakyti, reiškia, ar mes turim, matom tą vieningą kryptį. Va, ir ar mes pasiruošę, prisiimti atsakomybę. Tai va, toks va, būtų įtilpau, reiškia. Tai va, tai jeigu yra klausimų, aš atsakysiu, reiškia, jeigu ką, tai prašom. Dėl poligono. Profesionaliai apgalvotai, dėl ko, atrodo, dėl logiką remiantis, bet čia Žemaitaitis buvo trečiadienį atvažiavęs. Ir man buvo labai įdomu paklausyti jo to makaronų kabinimo. Ir jisai atėjęs čia sako, tai davai pirkim gynybos obligacijas, praturtėsim visi, maždaug taip. Tai gal va čia yra ta tikroji priežastis to poligono, kaip jūs galvojat? Galbūt čia tiesiog yra paprasčiausias, bukiausias pinigų plovimas. Ir, aišku, papildomai provokacija su Rusija. Ką Lavrovas jau yra atvirai pareiškęs, kad čia yra atvira provokacija kartu su Lietuvos ir Lenkijos provokacija prieš strategiškai svarbų objektą. Tai yra karo provokacija, už ką, mano manimu, turėtų būti baudžiamoji atsakomybė aukščiausiam Lietuvos pareigūnam. Ačiū. Artūrai, ačiū, labai geras klausimas, pabandysiu atsakyti. Žiūrėkit, aš neatsakau už tą, ką siūlo ponas Žemaitaitis. Aš matau vieną, reiškia, aš tikrai nenoriu jo kritikuoti, nes jisai pasiekė didelių rezultatų rinkimuose. Reiškia, tačiau man labai gaila, reiškia, bet darbai, sakyčiau, balsavimas, reikia žiūrėti ne ką žmogus kalba, o kaip balsuoja. Ir kokie yra darbai. Tai dabar mes neaptarinėjom Žemaitaičio, reiškia, bet aš turiu problemų, reiškia, su suvokimu jo balsų ir kartu su tuo aš atsimenu dar tokį momentą. Žmonės dėja turi labai trumpą, mano mamai 95 metai, nuostabis moteris ir vis sako, Valdai, pas mane su ta trumpai atmintim problemas. Ot savo protėvius tai prisimenu, reiškia, tai, bet, ačiū Dievui, labai šaunolė, reiškia, ir Mindaugas matė ją, ir mano kiti draugai, ir daug dievė man bent jau dagyventi, reiškia. Tai dėja tauta turi problemų su dauguma, su trumpai atmintim. Užmiršta apie kaukės, apie skiepus, apie partijų griovimus. Lygiai taip pat aš atsimenu, kad gerbiamas Remigijus, reiškia, labai aiškiai pasisakė prieš poligoną Kapčiamiestyje. Paskui susitiko su prezidentūrai ir paskui staiga nutarė, kad jau reikia. Taip, tai pas mus ne tik tai čia, pas mus daug kur yra pinigai, mano manimu, reiškia, nes aš skaičiau ir pristačiau pas Giedrę laidoj, reiškia, 3 Amerikos departamentų 23 metų ataskaitą kongresui. Tai čia ne kažkokie tai tutkos pakalbėjimai. Tai yra rimtų departamentų vertinimas. Ten aš nekalbėsiu, ten ir korupcija, ten daug įdomių dalykų parašyta, aš po šiai dienai tą dokumentą turiu, bet ten yra labai man įdomus dalykas, kad Lietuva 23 metais buvo pirmaujanti suteikiantami labdarą Ukrainai arba paramą 1,83 BVP, kada mūsų gynybos biudžetas 23 metais nesiekė 2 procentų BVP. Tai yra viena BVP, reiškia, tai vienas, tokį patį mes davėm Ukrainai. Aš ne prieš, kad paremtumėm humanitariškai, tai yra sužeistus žmonės, tie, kurie be elektros dėl karo stovi, taip. Tai aš ne prieš, bet ir beje, toks pastebėjimas, aš ubagam visada paduodu, visada. Tai 50 eurų, bet 100 eurų niekada neduodu. Duodu kažkiek tai. Kodėl? Todėl, kad aš galvoju, kad tam, kad žmogus ištiestų ranką, visiems sunku. Ir nesvarbu, vieni sako, jis taip uždarbiauja, nesvarbu, galbūt taip, bet jeigu žmogus tiesia ranką, reiškia, jam nėra kitos išeities.
Tai dabar, jeigu Lietuva, reiškia, skirtų, pavyzdžiui, ten, kad ir 100 arba 200 milijonų kažkokiem tai tikriem labdariniam darbam, aš gal būčiau ne prieš. Reiškia, bet mes skiriam arti 1,5 milijardo, jeigu aš neklystu. Reiškia, tai, kad Lietuvos bankai prisijėmė, Iltis, reiškia, Iltis, man atrodo vadinasi, prisijėmė garantijas už paskolas Ukrainai. O ką reiškia garantija? Kas verslė dirba, tai žinot, jeigu tu garantuoji, tai tu ir moki. Tai ir mes dabar su jumis nežinom, tai už ką jau, ar jau duotas yra garantijas kokios nors, mesgi nežinom. Tai šitas irgi eina. Tai, kad kol mes drastiškai kalbėjom apie Kapčiamiestį, kad Lietuva pasirašė kartu su dar 3 valstybėm garantijas už 8 milijardų paskolą Ukrainai, mes to net nežino daug kas, nes tai irgi. Taip, kad visur sako, ieškokit pinigų. Mano manimu, šiandien vėlgi mėgstu faktais kalbėti. Prieš 2 mėnesius žiūrėjau biudžetą, reiškia, tai buvo gynybos biudžetas apie pusę, jeigu aš neklystu, spalio mėnesį, aš laidoj pas Giedrę kalbėjau, buvo apie pusę, ar 53% įsisavinimo. Dabar žinau, kad viskas jau įsisavinta. Tai kaip galima įsisavinti milijardus per porą mėnesių, tai kas verslė dirba, tai galite man papasakoti. Taip, kad tai yra labai negerai ir aš manau, kad judesiai dėja, aš nekalbu apie gynybą tik tai, apie energetiką kalbam. Mindaugas labai gerai pristatė tą, sakysim, jūrų parko finansinę visą žingsnius teisingus. Ir viskas iškart paaiškėja, kada mes žiūrim į tai, kad mes nenorim iš Astravo imti elektros, nes elektra yra nevertybinė. Kada mes nenorim dujų ir, aš turiu mes tai ir Lietuva, bet ir Europos Sąjunga, imti iš Rusijos, kaip tų nevertybinių dujų ir naftos. Užtat labai sėkmingai tas pačias dujas ir naftą imam iš Indijos ir Turkijos. Tas pačias. Ir kada Orbanas sako, klausykit, aš klausiau tą kalbą originalę, kada jisai pasakė, žiūrėkit, jūs už 23 milijardus užpirkot per ten. Sako, kodėl aš negaliu už 8 nupirktiesi iš ten? Nes nafta tai ta pati, dabar puikiai žinom, Nord Streamas matomai pereis į Amerikos nuosavybę, nes apie tai jau yra paskelbta, ten dabar tik tai detalės. Galima klausimą užduoti, mums mąstantiem, kieno dujos tekės į Europą per Nord Streamą? Atsakau, amerikietiškas. Kodėl? Nes prieš įleisdami į vamzdį, jie nupirks rusiškas dujas ir paleis ir mes visi sakysim, mes tokie vertybiniai, jiem tokie vertybiški, reiškia. Ir mes tik tai perkam amerikietiškas, o kad jas Rusija. Tai, kitaip sakant, esmė yra tame, reiškia, apie ką mes ir šiandien kalbėjom truputį. Ir ateityje aš galvoju kalbėti, apie ką mūsų asociacija pastoviai kalba, ką mes keliam to pačio Habsburgo, reiškia, šeimos susitikime, reiškia, ir su to pačiu Trumpu, ne Trumpu, bet su Rubio patarėjo aš realiai labai aktyviai bendrauju, ką jiem aiškinam, kad mūsų valstybė, kodėl aš už Trumpą, jeigu trumpai paaiškinti, jeigu jūs galvojat, kad aš myliu, ką daro Trumpas, tai ne. Jeigu jūs galvojat, kad aš priklausau tai žmonių grupiai, kurie sako, kas mums paduos, kaip pavyzdį kada tapau kariuomenės vadu, Lietuva nepriėmė nė vienos labdaros nuo to laiko. Nes labdarai, kaip žinote, atiduoda, reiškia, visą kitą. Tai kada mes kalbam, kas paduos, kas apgins, kas sumokės, tai tame ir esmė valstybės klausimo, jeigu mes laukiam, kas paduos. Tai jeigu kažkas tai tikisi, kad Trumpas paduos, tai labai neteisingai galvoja. Trumpui giliai nusispjaut ant Europos, ant Ukrainos ir ant Lietuvos. Tai čia mano asmeninė pozicija. Trumpui nenusispjaut ant Amerikos. Ir visada, kada mes kalbam ir vertinam, aš noriu pasakyti vieną klausimą. Ar Trumpas Lietuvos prezidentas? Ne, jis Amerikos prezidentas. Todėl jam, ir aš labai norėčiau, kad mūsų prezidentas irgi pasakytų, padarykim Lietuvą didžiąją vėl. Ir jam turi būti nusispjaut, koks režimas yra Baltarusijoje, arba kaip ten vyksta Gazoje, arba kaip Pietų Afrikos Respublikoje. Aš suprantu, kad tai galbūt nelabai vertybiška, bet tai yra vertybiška mūsų žmonių klausimų. Mes turėjom ir mano programai buvo, dabar jau ačiū Dievui daug kas kalba, kaip apie vaikų pinigus, apie jaunų šeimų paramą ir taip toliau. Bėda tame,
Grubiai tariant, pasakysiu, kad programai buvo, kada įdėjau apie tai, kad kiekvienas Lietuvos pilietis gimęs turi gauti 10-15 tūkstančių indėlį, kurį atsijims su procentais 25, nes tai yra iš Abu Dabio, man ta idėja tiko. Dabar jau yra daug tų jėgų ir ačiū Dievui. Svarbu, kad tik tai padarytų. Visi populistas. Aš paėmiau ir paskaičiavau. Jeigu mes gimsta šiandien mažiau negu 20, skaitykim, 20 tūkstančių žmonių, vaikų pas mus Lietuvoje, 20 tūkstančių. Ir mes įdėsim po 10 tūkstančių kiekvienam gimusiam kūdikiui, tai mes kalbam apie 200 milijonų į metus. Tai atrodytų daug. Bet pasirodo, Ukrainai mes atiduodam 1,5 milijardo. Ir tai mažai. Ir kada tu pradedi galvot, kad kada mums sako, kalio trąšos reikalingos jau tiek to, jos jau vertybinės, tegul į Ameriką važiuoja. Kalio trąšos. Nuo to mes gaunam 3-500 milijonų pelno į metus. Mes sakom, tai nevertybinis pelnas, mūsų žmonėms jo nereikia. Jeigu mes sugadinom savo santykius su Kinija ir kaip buvęs prekybos rūmų prezidentas Besagirskas pasakė į televiziją, kad tas kainavo Lietuvoje verslui apie 5 milijardus, jeigu tranzitas per Lietuvą, iki sankcijų nešė, maždaug apie milijardą į metus, tai jau 6 milijardai. Jeigu mes išdarom savo tranzitus ir taip toliau, tai jau 7-8 milijardai. Ir mes sakau, nieko, Lietuvos žmonėms nereikia. Tai va aš jums sakau, aš nenoriu dabar įsigilinti tą poligoną, galiu pasakyti, kad argumentas, kaip tu gali pateisinti, kada prezidentas prieš visą tautą pasako, poligonas bus užimtas 50 dienų į metus. Tai dėl to mes padarysim čia, iškirsim sodybas, iškelsim miškus, iškirsim ir taip toliau. Tai brėdas. Ačiū. Tai va. Viskas jau turbūt, ne? Gerai, ačiū labai. Kas dar norėsit, dar galėsit mane pagauti. Ačiū Valdai labai. Lietuva šalis, mano gimtoji, kiek nelaimių joje būta ir vargų mūsų tauta priespaudoje vėl dejuoja liūdna daina, vėl girdės iš toli. Lietuva, 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 tauta dar sykį tau įrodė, kad laisvė brangesnė, net už mirtį Lietuva. Lietuva, po laukus švilpauja vėl rūstus vėjai, dienos niaukiasi, kas vis ir dar labiau. Ak, šalis, kiek daug esi kentėjus, kur skambėjo sielvartas daugiau. Lietuva, 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 tauta dar sykį davė žodį pavojui tavęs. Neapleisti Lietuva. Nuo žaliosios lig krašto, Žemaitijos nuo Nevėžio lig puikios Neries
skamba pančiai, vėl skamba vergijos, vėl skamba, ar girdi iš taip toli Lietuva, 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 tauta tau dovanoja ateitį dar sykį ir visiems laikams Lietuva.